Ar svajojate, kad namuose galite turėti kalėdų eglę visus metus? Ir ne, tai tikrai ne plastikinė eglė ar ta, kuri numeta spyglius. Tai araukarija, tai yra kambarinė eglė, kambarinis augalas, kuris nuostabiai gali papuošti jūsų namus, o kalėdų laikotarpiu tapti kalėdų eglute. Pažiūrėkite, kokia ji elegantiška, lengvais, minkštais spygliukais ir, kas svarbiausia, ji yra ilgaamžė, jeigu tinkamai ją pasirūpinsit. Tai kaipgi reikia araukariją prižiūrėti? Visų pirma, parsinešus ją į namus, ieškokime jai pačios šviesiausios vietos namuose, tačiau saugokime nuo saulės tiesioginių spindulių. Laikykite ją šviesiai, tačiau venkite šilumos šaltinių. Tad jeigu turite šildomas grindis, būtinai šį augalą pakelkite nuo žemės. Laistykite araukariją pakankamai retai ir leiskite substratui išdžiūti, nes šis augalas nepakenčia užmirkusių šaknų. Ir retkarčiais galite šį augalą apipurkšti vandeniu, jis tikrai jums padėkos. Araukarijai patinka vėsesnė vieta, todėl ideali temperatūra yra 16–20 laipsnių. Žiemos metu venkite skersvėjų, nes šis augalas nepakenčia jų ir gali pradėti mesti spyglius. Araukarijai patinka stabilumas, o tai reiškia laikykite ją vienoje vietoje ir neperlaistykite. Kalėdiniu laikotarpiu araukarija gali atstoti eglutę, tad galime ją papuošti smulkiais mažais žaisliukais ar gražia LED girlianda. Papuošiau araukariją LED girliandą, štai ir įžiebkim ją. Iškart sukūrėme kalėdinę nuotaiką. Po visų švenčių visas dekoracijas nuimam nuo araukarijos ir ji vėl tampa mūsų namų gražia žalia dekoracija. Prenumeruok mūsų kanalą ir sužinosi dar daugiau naudingų patarimų.